Rugsėjo 16. Viešpats suteiks stiprybę savo tautai. Viešpats palaimins savo tautą taiką. Psalmių 29 skyrius 11 eilutė. Jei turi išbandymus ir gundymus, kuriuos galėsi nugalėti ir kurie tavo charakteryje ugdo kantrybę, patyrimą, brolišką gerumą, užuojautą ir meilę, džiaukis tuo ir dėkoki maldoje, įvertindamas Dievo gailestingumą ir pagalbą. Jeigu tavo išbandymai sunkesni, nei gali pakelti ir galėtų tave palaužti, perduok šį dalyką didžiajam naštų nešiotojui ir prašyk jo pagalbos, kad galėtum nešti tai, kas tau duotų naudos, išlaisvinimo nuo visko, kas nebūtų tau gerai ir galėtų tau pakenkti. Stiprybė, kurią Viešpats duoda savo žmonėms, tai dvasinė jėga, tai charakterio jėga, kurios pagalba Viešpatie žmonės visose aplinkybėse gali vykdyti jo valią. Iš tikrųjų garbinga yra ta jėga. Dievo žodis priklausomai nuo mūsų apvaizdinių situacijų, tai priemonė, kurios pagalba yra suteikiama ši jėga. Kuo stipresni tampa Dievo žmonės, tuo labiau yra palaiminti užtikrinimu ir garantavimu, kuris suteikia ir padidina ramybę. Kaip upė, kuri vis plečiasi ir gilėja, kai su ja jungiasi kitos srovės, taip ir Dievo žmonių ramybė tampa vis gilesnė, platesnė ir pilnesnė, kai padaugėja Dievo dovanų. Palaiminti žmonės, kurių Dievas yra Jehova. Klausimai: ar Dievas mane laimino šią savaitę jėga ir ramybė? Kaip, per ką, kokios buvo pasekmės? Viešpats suteiks stiprybę savo tautai. Viešpats palaimins savo tautą taiką. Psalmių 29 skyrius 11 eilutė.